Sveikos merginos, užsukusios į mano kanalą. Visų pirma, labai nuoširdžiai noriu pasveikinti jūs visas įžengusiu 2016 metus. Labai tikiuosi, kad juos paminėjote, griausmingai, kad sukūrėte ilgiausią savo planų sąrašą, kad kuo puikiausiai pavyko įgyvendinti bent dalį išsikeltų tikslų praeitais metais. Ir aišku, labai simboliškai norėjau pradėti šiuos metus su 2015 metų mėgstamiausiais. Ir pradėkime tikriausiai nuo dekoratyvinės kosmetikos. Absoliutus mano 2015 metų favoritas tai yra Bourjois 123 Perfect CC kremas. Ir aš juos čia turiu du. Tai tamsesnė ir šviesesnė spalva, Ivory ir Light Beige. Šituos CC kremus, čia net nėra mano pirmos ar antros pakuotės, aš juos naudoju absoliučiai visus metus, kiekvieną dieną. Tiesiog kažkur eidama, tarkim, į kažkokią ypatingesnę progą, ar tiesiog norėdama ryškesnio makiažo, aš rinkdavausi kitą kreminę, sunkesnę šiek tiek pudrą, bet kasdienai man kuo puikiausiai, kuo idealiausiai tiko būtent šis Bourjois CC kremas, nes jis tikrai pakankamai dienos metui pakankamai maskuoja, visiškai nedžiovina odos, atspalviai ne rožiniai, kas yra svarbiausia ir kas yra itin sunku atsirinkti, turint šiek tiek rausvą odą. Tai žodžiu, atspalviai gelsvumą paslėpia tiek, kiek reikia, ne per daug, puikiai tekstūra, išsilaiko ir žodžiu, tikrai labai džiaugiuosi juos atradus ir tikrai visiškai nematau jokio reikalo juos keisti kitais produktais. Ir jeigu ieškote savo kažkokio dar neatrasto CC arba B kremo, būtinai siūlau šituos pabandyti. Antroji mano dekoratyvinės kosmetikos priemonė, kuri lygiai taip pačiai po visus pilnus metus naudojama ir tai matosi iš tikro nuo pakuotės būklės, tai yra iš Benefit Hoola bronzantas. Jis atrodo štai taip, manau, kad jūs kuo puikiausiai viso žinot, kaip šis bronzantas atrodo, nes jis tikrai yra garsus ir aš puikiai įsigijusi jį supratau kodėl. Nes jis idealus yra kasdienai, ką aš labiausiai mėgstu, tinkamas bet kokiam makiažui ir ypač toms merginoms, kurios turi šiek tiek šviesesnę odos komplektaciją. Taip kaip man, jis tiko idealiai. Atspalvis yra pats, sakykime, toksai šiltesnis, bet tikrai nepriduoda to tokio oranžiško, kažkokio lapės gelsvumo odoje. Jis tikrai labai natūraliai, labai švelniai, pakankamai pigmentuotai. Tačiau su juo galima kuo puikiausiai dirbti, galima sluoksniuoti. Žodžiu, tikrai labai paprastai naudojamas, labai gerai išsilaikantis bronzantas kiekvienai dienai. Trečias mano favoritas, apie kurį aš atsimenu, kalbėjau gal savo antram video ar kažką, ir jis vis dar, tai čia buvo vasaros metu, ir jis vis dar yra mano tikrai absoliučiausiai absoliutus favoritas, tą žodį labai dažnai kartoju, mėgstamiausias produktas antakiams, tai yra iš Anastasia Beverly Hills pomada, Dip Brow Pomade vadinasi, ir mano spalva yra Dark Brown. Tai žodžiu, šitą mažą daiktelį aš naudoju jau gal, nežinau, 9 kokie mėnesiai ir aš jo išnaudojau net pusės, net trečdalio tikriausiai nesu išnaudojus ir jis visiškai mane sudžiugo. Ir kaip ir esu minėjusi seniam savo video, jį labai lengva naudoti, jeigu, aišku, kaip ir su visais antakių produktais reikia įprasti. Tai lygiai taip pačiai čia pomada, ji yra, tarkim, šlapesnis produktas, ne kaip kažkokie tai, tarkim, šešėliai, todėl bus šiek tiek sudėtingiau jį perprasti, bet perpratus, tai tikrai taps daugumos mėgstamiausių produktų, nes labai lengva naudoti, išlieka absoliučiai visą dieną. Kas man labiausiai patinka, kad ryte užsidėjus ją niekada neturiu pergyventi, kaip atrodo, tarkim, po 5-6 valandų darbe, ar aš ten vis dar turiu antakius. Tai žodžiu, merginoms, kurios turi tikrai tokius liūdnus, šviesius, beformius antakius, tai žodžiu, čia yra išsigelbėjimas, labai džiaugiuosi jį atradus ir tikrai toliau naudosiu. Taip, ketvirtasis mano produktas, prie kurio aš labai džiaugiuosi vėl po ilgų ieškojimų grįžusi 2015 metais, tai yra blakstienų tušas iš Yves Saint Laurent ir jisai originaliai vadinasi Mascara Walnut Effect, bet jis puikiai pažįstamas, nes užrašyta Baby Doll su raudonomis raidėmis, šiek tiek toks ekstravagantiškas kaip Yves Saint Laurent'ui užrašas per pakuotę. Tačiau šį tušą aš naudojau jau nežinau kiek pakuočių prieš tai, bet vis kaip
labai daug mes iš tikrųjų turim, aš manau, pripažinsit savybę ieškoti tobulo tušo. Ir visą laiką tas ieškojimas dažnai nuvilia, nes aš esu ieškojus nuo 2-3 eurų, nes galvojau, gal kažką rasiu stebuklingo. Iki tikrai esu bandžiusi ir kitus gerus gamintojus, bet kažkodėl dabar grįžusi prie savo seno favorito 2015 metais, tikiuosi visiškai rami, kad aš nebeturiu niekur ieškoti, nes šis tušas yra pats giliausias man. Ir mano pats naujausias atradimas, iš tikrųjų be proto džiaugiuosi, kad aš tai atradau, kuris vėl susijęs su antakiais, bet tai yra Isodės originaliai Couture Brown, tai yra iš Yves Saint Laurent antakių želė. Tai, žodžiu, jis su tokiu mažu šepetėliu, rudos spalvos, iš tikro negaliu pasakyti, ar būtent šito produkto yra kitokių spalvų, nes visiškai netikėtai jį atradau, tiksliau, man jį padovanojo visiškai netikėtai mano sužadėtinis ir aš negalėjau gyvenime pagalvoti, kad jis galėtų nueiti į parduotuvę ir sugalvoti, kad man reikia kažko su antakiais susijusio, nes jisai žino mano apsėdimą antakiams ir išrinktų tokį tobulą dalyką. Tai žodžiu, ačiū tau, Eimantai, už šitą produktą, nes jis absoliučiai sugėdino ir nustelbė visus mano iki šiol naudotus produktus, nes esu naudojus ir Benefito, man rodos, tie tokie yra želiukai ir Essence, ir Gošo, ir L'Oreal, žodžiu, tikrai esu begalį išbandžius ir man viskas nors būdavo ne taip. Arba per daug teko produkto, arba iš viso nieko nedaro, arba tie antakiai, tie plaukeliai iššerioja ten dienos bėgė. Tačiau šitas produktas man yra įdėlus, aš negaliu patikėti, kad iki šiol aš jo nemačiau. Ir žinau tikrai, kad aš jį naudosiu labai ilgai, nes šis produktas tai ne kaip blakstienų tušas, jis dažniausiai naudojasi minimum 3-4 mėnesius. Ir todėl ta kaina nėra tokia baisi, kai tu žinai, kad tu esi visiškai ramus dėl savo antakių. Ačiū už šį atradimą, tikrai be proto džiaugiuosi. Tai tiek iš dekoratyvinės kosmetikos ir dabar perkime prie odos produktų. Ir pirmasis be abejo visų numylėtas ir tikrai produktas vertas išbandyti kažkokiu būdu ir tikrai vertas jį įsigyti, tai yra Clarisonic. Ir aš turiu Clarisonic Mia 2 aparatą. Aš atsimenu, dar pradžioje kažkaip labai prisibijau naudoti, aš kažkaip neradau to tokio santykio su juo. Tačiau vėliau, kad aš pradėjau, tiesiog galvojau, reikia dažniau naudoti, kad aš priprasiu ir gal pamatysiu tą efektą, aš supratau, koks gėris yra šis dalykas. Taigi, jį naudoju su bet kokiu prausikliu, tikrai praustiklis neturi būti kažkuo ypatingas, nes jis visą darbą padaro pats. Ir produktas, kuris, net ne produktas, tai yra gamintojas, kuris mane labiausiai nustebino iš visų, kurias aš 2015 metais išbandžiau. Ir iš tikrųjų nustebino labiausiai tuo, kad ką bandau iš šito gamintojo, man viskas patinka. Ir tai yra Green People Organic Life, tai vadinasi tikriausiai jo. Tai yra anglų kompanija, jų pakuotės daugmaž atrodo šitaip. Tai yra visiškai organiška, ekologiška kosmetika, kuri savo veido priežiūros, kūno priežiūros, plaukų priežiūros, kompanija, kuri savo produktuose sudėtyje neturi begalės blogų dalykų, neturi parabeno, neturi gliuteno, netgi, wow. Taip, šitas šampūnas yra be gliuteno, netgi toks dalykas. Bet, žodžiu, neturi pridėtinių kažkokių sintetinių kvapų, SLS, žodžiu, ir visokiausių dalykų neturi plaukų, kas laikui bėgant kaupėsi ant odos arba gali daryti jai kažkokią tai įtaką. Tai šis gamintojas mane be galo nustebino, nes sakau, ką bandau, man viskas patinka ir naudojau ir plaukų priemonės, ir veido priemonės, serumus ir kremus ir tikrai po kol kas labai džiaugiuosi ir nelabai noriu su kuo nors kitu eksperimentuoti, nes puikiai žinom, kaip oda reaguoja į naujus eksperimentus, tai manau po kol kas pasiliksiu prie šio gamintojo ir galbūt 2016 metais taip pat tęsiu paieškas įvairių produktų būtent iš šio gamintojo. Ir trečiasis dalykas, ką aš atradau 2015 metais, kas susijęs su mano oda ir ką aš labai myliu ir labai džiaugiuosi tai atradusi, tai yra vadinamosios popierinės arba, nežinau kaip jos vadinasi, šiaip angliškai sheet mask, bet iš tikrųjų lietuviškai tai tiesiog vienkartinės kaukės veidų, bet taip pasakysiu paprastai. Ir aš čia po kol kas turiu tik tai, kas man yra šiuo metu likę ir ką aš dar nebandžiau, labai džiaugiuosi iš draugės, vėlgi dovanų, labai daug iš tokio produkto yra gavusi dabar per pat kalėdas pabandyti Star Skin, žinau, kad tikrai labai mėgstama,
kompaniją, pabandyti šitą kaukę, bet šiaip labai mėgstu Biocelį ir mėgstu iš Sephoros įvairius brandus ir šiaip labai daug korėjiečių, azijiečių, aš mėgstu juos siųstis internetu ir kas man labiausiai patinka, tai yra jų paprastumas ir efektas. Šias kaukės aš deduosi lovoje prieš miegą, skaitydama knygą, perskaitau pusvalandį knygą, nusiimu kaukę, ją išmetu ir viskas įtrinu likusi produktą į odą ir galiu įtremiausiai miegoti. Nereikia jokio vandens, nereikia rankšluosčių, nereikia grįžti atgal į vonią ir šveisti veido ar kažkas panašaus. Jie lygiai taip pačiai esu dėjusis ir mašinoje kelionės metu, kada tiesiog jaučiu, kad oda labai išsausėjusi, dehidratavusi. Tai žodžiu, pats paprasčiausias būdas jas naudoti ir jos tikrai yra efektyvios, nes jos prisotintos to produkto. Žodžiu, yra ir paakiams, įvairiausioms zonoms, yra, žinau, net T-zonai, pavyzdžiui, ir panašiai paburkusiems paakiams. Tai žodžiu, variantų yra begalė, tikrai labai paprasta, efektyvu ir, žodžiu, veiksminga. Toks yra mano trejetukas iš odos priežiūros ir dabar galima pereiti prie gyvenimo būdo. Ir iš gyvenimo būdo aš vėlgi atsirinkau tris, tarkim, dalykus, kurie mane padarė tiesiog labai laimingą ir ką aš darydama ar juos atradusi jaučiuosi labai džiaugsmingai ir jaučiuosi, kad jie atsirado mano gyvenime laiku, vietoje ir labai daug pozityvių dalykų padarė mano kasdienėme gyvenime. Ir aišku, pradėčiau aš nuo numeris 1, tai yra atėjimo į kitų visuomenę. Iš tikro, YouTube žiūriu video tikriausiai, nežinau, minimum 7-8 metus, aš atsimenu dar mokyklos laikais mes su sese. Ten pačius pirmuosius žiūrėdavom įvairius makiažo pamokymus, ten merginas užsienietes, kurios dabar padariusios beprotiškas karjeras. Ir žodžiu, mes žiūrėjom, atsimenu, nuo pat pradžių, nuo tų filmukų suktų su buitinė kamera, be apšvietimų ir taip toliau. Ir žodžiu, ir aš matydama, kaip moterys jos kiek pasiekė šituo, kaip jos ištobulėja, tai žodžiu, mane tai įkvėpė be proto. Ir aš labai norėjau pati pabandyti ir 2015 metai buvo lemtingi, nes aš pagaliau išdrįsau suėmiau savęs į rankas ir nusprendžiau, kad arba man pavyks, arba nepavyks. Ir iš tikrųjų be proto džiaugiuosi tai, ką aš darau. Tai nėra lengva, nėra taip lengva, kaip atrodo nufilmuoti, iš tikrųjų arba sumontuoti, bet kiekviena valanda praleista filmuojant ir montuojant man kelia labai didelį džiaugsmą, labai džiaugiuosi rezultatu. Ir labiausiai džiaugiuosi tai, ką YouTube'as davė, tai yra sutiktus žmonės. Ir ta visa merginų bendruomenė, kuri yra fantastiška. Iš tikrųjų, aš kažkaip net nesitikėjau, kad gali būti toks artimas ryšys ir gali būti tokie artimi interesai žmonių, kurie gyvena, nežinau, šimtais tūkstančiais netgi kilometrų vieni nuo kitų. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi atėjusi čia ir labai džiaugiuosi, kad esat jūs, kurie žiūrit ir kurie komentuojat. Žodžiu, tas, kas tai daro, puikiai mane supras, kokį tai virpulį nuolatos sukelia ir kaip tai yra smagu kiekvieną rytą atsikelti ir žiūrėti video kitų merginų ir komentuoti ir bandyti kažką, ką jūs rekomenduojant. Tai žodžiu, tai yra fantastiška moteriška bendruomenė, kurią aš labai džiaugiuosi ir labai skatinu visas, kurios norėtų prisijungti prie jos prisijungti. Ir antrasis dalykas, kurio atradimas mane labai, tarkim, sudėliojo kaip asmenybę, pakeitė mano požiūrį į daug dalykų, pakeitė mano požiūrį į mane pačią. Ir tai yra paleo mitybos atradimas. Nežinau, ar jūs žinot, kas tai yra paleo mityba. Aš pati atsimenu prieš metus apie tai net nežinojau, nei žodžio nesu girdėjus apie tokį dalyką. Bet žodžiu, tai yra būdas, mitybos būdas, kurį aš atradau praeitais metais visiškai netikėtai ir atradau kartu su šita knyga. Tai tokia istorija, kad tiesiog reikėjo knygyne išsirinkti man dovanų kažkokią tai knygą ir aš labai skubėjau, nežinau ką, ir tiesiog pamačiau, apie maistą knygą, apie maistą man patinka, žodžiu, viską skaityti, tai pasimsiu. Ir iš tikrųjų pradėjau skaityti knygą ir pradėjau domėtis apskritai apie mitybą labiau. Ir aš negaliu patikėti, kad būtent tas laikas analizuojant įvairias mitybos šakas ir apskritai analizuojant tai, kas man tinka, eksperimentuojant, mane prives prie to, kur aš esu dabar. Ir iš tikrųjų be proto džiaugiuosi, kad toks mitybos planas man idealiai tinka mano kūnui, mano sveikatai, man ją pagerino ir, žodžiu, aš labai džiaugiuosi, kad 2015 metais aš atradau tai, kas man geriausiai tinka, kas man padėjo išsireguliuoti svorį ir padėjo atsisakyti daugelio kompleksų ir padėjo išspręsti daugelį
odos problemų ir taip toliau. Ir, žodžiu, mane nuramino kaip asmenybė ir man nebereikia keltis kiekvieną rytą su mintim apie kaip aš čia dabar keisiu viską, kaip aš čia maitinsiuosi ir panašiai, nes aš žinau, ko aš noriu, žinau, kas man labiausiai tinka, tai be proto džiaugiuosi atradusi šią mitybos šaką, tarkim. Ir trečiasis mano atradimas, tai yra visai neseniai Instagram'e pasidalinau nuotrauką, jog skaitau šių knygų trečiąją dalį, tai yra Kristinos Sabaliauskaitės Silva Rerum. Ir mano rankos yra paskutinioji, labai gaila, bet paskutinioji dalis, tačiau visas dalis atradau ir perskaičiau būtent 2015 metais. Ir iš tikrųjų iki to laiko nesu niekada nieko skaičius kažko panašaus, būtent tą tematiką apie tą laikotarpį Lietuvoje. Ir aš kažkaip niekada net nesidomėjau tokio pobūdžio literatūra, bet iš tikrųjų, kai atsidūrė mano pirmoji dalis mano rankose ir aš pradėjau ją skaityti, ji taip mane įtraukė, nes pati istorija per visas 3 knygas vystoma 17-18 amžiuje Lietuvoje. Esmė tai, kad tai istorija, kuri ne tik leidžia susipažinti su tam tikrais faktais Lietuvos istorijos, vyriausių politinių peripetijų ir panašiai, tačiau ji taip nuostabiai perpina ir meilės istoriją, ir išgyvenimus, šeimos dramas, vedybų dramas, įvairiausius vidinius išgyvenimus ir baimės ir prietarus įvairiausius tų laikų. Tai žodžiu, kas dar neskaitė ir turi galimybę paskaityti šią trilogiją, būtinai skatinu. Tikrai džiaugiuosi ją atradus ir sakau, šią knygą paskutinę dalį perskaičiau per 2 dienas ir galvojau, kad apsiverksiu iš tikrųjų, aš norėjau dar kitos knygos, bet tai ieškosiu kažko naujo vėl. Tai žodžiu, tokie buvo mano 2015 metų atradimai, mano pamėgimai, produktai išbandyti, nauji išbandyti dalykai. Tikiuosi, kad galbūt kažkas sutapo, galbūt kažką rado, ką norėtume patys išbandyti. Ir tai tiek. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose mano videose.